Man vasario 1 tai primena sausio 1, tada, kai mes tiesiog spurdame, kaip norime pasidaryti daug pasiryžimų, žodžiu, ir pakeisti save, pakeisti pasaulį, žodžiu, ir jau 3 savaitę po naujųjų metų jau nebeprisimenam, ką pasižadėjome, ir ateina ir vėl vasario 1 ir yra pagunda ir vėl kažką naujo sugalvoti, savo naują kažkokį planą išsirinkti mėnesiui. Tai tokia pagunda mums gali kilti, kai mes klausome šios dienos Evangelijos, ir toks pirmas gali būti kažkoks mumise troškimas, žodžiu, pradėti būti palaimintai, žodžiu, siekti kažko, kam Viešpats kviečia, žodžiu, palaiminimais, kažką daryti, žodžiu, kad būčiau kažkaip, krikščionis, labiau katalikas, žodžiu. Ir tai yra netiesa. Tai yra, nežinau, tai mes čia ne apie katalikybę, ne apie krikščionybę, iš vis ne apie Jėzaus mokinius kalbam. Man pravėrė akis ant šiandienos Evangelijos žodžių, kažkokią tokią šviesą metė popiežius Benediktas XVI. Ačiū Dievui, kad esam išsivertę pagrindinius jo veikalus. Jėzus iš Nazareto, 3 tomai apie Jėzaus gyvenimą. Jeigu nėra jūsų bibliotekoje, gaila, įsigykite. Verta, išpardavinėja dabar katalikų pasaulis. Tai yra labai rimta medžiaga, tai yra labai sotinanti medžiaga, žodžiu, Jėzus iš Nazareto. Ir jis ten pakankamai daug komentuoja popiežius kiekvieną palaiminimą girdėtą. Aš to nedarysiu, bet jis duoda raktą, kaip galima kitaip pažvelgti į palaiminimus. Popiežius mus labai gražiai nusodina nuo sosto, nes aš būsiu romus nuo vasario 1, aš būsiu gailestingas nuo vasario 2, aš būsiu, žodžiu, tyra širdis dabar, surasiu maldą ir kalbėsiu 3 maldas, įkursiu grupelę, žodžiu, už taiką ir taip toliau. Sako popiežius, palauk, atsisėsk šiek tiek. Visiškai apie kitką yra šiandienos Evangelija. Ir popiežius sako, kad raktas, kuris atrakina, tai yra tai, kad už kiekvieno palaiminimo iš tiesų stovi Jėzaus autoportretas. Cituoju, tai vidinė Jėzaus biografija. Tai, ką šiandien girdėjome, palaiminti beturčiai, liūdintis, tai, ką Jėzus nori visų pirma pasakyti apie save. Jėzus tai kalba apie savo širdį, Jėzus tai kalba apie savo gyvenimą, žodžiu. Ir dabar cituoju, būtent jis, neturintis kur galvos priglausti, yra tikras vargdienis. Kai Jėzus sako palaiminti romieji, jis kalba apie save, kuris yra romus ir nuolankios širdies. Būtent jis yra tyra širdis, todėl nuolatos regi Dievą. Kai jis sako palaiminti alkstantis teisybės, jis kalba apie savo troškimą vykdyti Tėvo valią. Kai jis sako palaiminti persekiojami dėl teisybės, jis jau tą akimirką žvelgia į kryžių. Taigi tai yra Jėzaus biografijos, žodžiu, momentai. Ir tai keičia viską, žodžiu. Tai nėra taisyklės, kurias mes turime veikti. Tai yra pasakojimas apie asmenį, kurį trokštame pažinti, trokštame pamilti ir trokštame jį sekti, būti panašiais į jį. Jeigu užmiršite mintį, kurią pasakau, prisiminkite ją Katalikų bažnyčios katekizme. Reikia surinkti trumpąjį numerį, 1717, žodžiu. Toks skirelis katekizme, 1717, žodžiu. Primena ką? Kad palaiminimais parodomas yra Jėzaus Kristaus veidas ir apibūdinama jo gailestingąją meilę. Šiandien kiekvienas Evangelijos sakinys iš tiesų yra ne apie mane ir mano pasiryžimus. Jėzus sako, aš toks esu. Tai yra laimės kelias, kurį Dievas pasirenka ateidamas į šią žemę. Ir kokia yra šiandienos mintis svarbiausia? Kad didžiausias palaiminimas mūsų gyvenime yra nesistengti būti tokiais, koks Jėzus nupasakoja, aš būsiu. Didžiausias palaiminimas yra santykis su Jėzumi. Jėzus sako šiandien, aš esu didžiausias palaiminimas.
Ir tu būsi palaimintas tada, kai kursi, stengsis, ieškosi draugystės su manimi, o ne kad nuo pirmadienio melsios papildomas maldas, kad būčiau tyros širdies. Ar tave Jėzus kviečia tam? Jėzus ruoš tave, Jėzus tave kvies kažkam, bet tai eis per santykį, o ne kad aš nusprendžiau. Ir todėl Teresė Avilietė sako, solio Dios basta, vien Dievo gana. Kai turiu santykį su Jėzumi, aš turiu viską. Aš turiu gailestingumą, aš turiu romumą, aš turiu tyrą širdžią, aš esu taikdarys ir taip toliau, taip toliau. Kai tai yra tarsi testas, ar esu santykėje su Jėzumi. Jėzus sako, aš toks esu, nori pasitikrinti, ar esi mano pusėje, pasižiūrėk, kaip sekasi tau gyvenime su tuo. Bet visų pirma yra santykis su juo. Ar esu vargšas, jei turiu Jėzų, turiu lobį. Verkiu, jeigu Jėzus šalia, turiu guodėją. Esu persekiojamas, jei jis yra Jėzus mano stiprybė, aš turiu pergalę. Tad aš šiandien prašau jūsų nedaryti jokių pasiryžimų iš Evangelijos. Sugrįžę namo arba šią savaitę perskaitykite tą Evangeliją šiandien kitaip negu klausėt ką tik prieš tai, ką jums pasakiau. Perskaitykite tai, kaip pasakojama apie tą, ką renkate sekti. Kaip Jėzaus biografija. Kaip tai, ką Jėzus nori pasakyti apie savo širdį, žodžiu. Neieškoti dorybių katalogo savo nesudarinėti, žodžiu. Tose eilutėse žvelkite į Jėzų, pamatykite Jėzaus veidą. Ir vienintelis, koks gali būti jūsų atsakas, pasakyti, Jėzau, aš noriu būti tavo draugu. Padėk man. Ir taip kiekvieną savaitę vis labiau ir labiau. Amen.